Šalin kalbas tinginiai, iš kur taip išauklėti atsirado? Greitai po 20 atsispaudimų. Kokia dar meilė? Turi art, juodai art, nešti man pergalės, kelti kvalifikaciją ir atlyginimą. Dirbam! Juodas darbas! Juodas darbas! Graužkit parketą, nenaudėliai! Danai, reikia stabdyti jų lyderį, jis mums daro per daug rūpesčių. Kai išeis į aikštelę, iškart spirk jam iš visų jėgų, mes jį sutraumuosim ir tikrai laimėsim šias rungtynes. Ne, treneri, taip nesąžininkai. Man jūsų sąžiningumas nėra svarbus. Kaip mes galėjom pralaimėti šitas rungtynės? Tai neįmanoma. Kaip? Kaip su jum dirbti? Kaip jums dar paaiškinti? Ką su jum daryti? Jūs esat beviltiški. Praėjo 1 metai. Trenerio Staso Miestelio krepšinio aikštelėse nebėra. Po praėjusio sezono įvykių jis buvo atleistas, o jo buvusios komandos žaidėjai prisijungė prie trenerio Jono. Atrodė, kad nuo šiol vaikai galės ramiai treniruotis, draugauti ir mėgautis krepšiniu. Tačiau niekas nežinojo, kad trenerio Staso vietą užėmė jo senas slaptas bičiulis, treneris Žilvis. Žilvis subūrė naują juodąją komandą ir pažadėjo užbaigti tai, ko nepavyko padaryti Stasui. Jo tikslas – nugalėti trenerio Jono komandą. Jo taisyklė – rezultatas svarbiau už viską. O jo devizas – pergalė bet kokia kaina. Kokių klastingų planų turi treneris Žilvis? Ar buvę juodosios komandos žaidėjai sugebės įrodyti, kad iš tikrųjų pasikeitė? Ir ar trenerio Jono komanda išliks vieninga, kai prasidės nauja kova dėl pergalės? Tai istorija apie krepšinį, draugystę, pasirinkimus ir komandą, kuriai teks suprasti, kad sunkiausia pergalė kartais pasiekiama ne aikštelėje. Sveikas, mano drauguži Žilvi, kaip tu ten laikaisi? Klausyk, iš miesto tarp 4 jūrų įstrigau tarp 4 sienų. Manau, čia dar pabūsiu. Tai žinok, yra problemėlė, atsilaisvino trenerio vieta. Sutvarkyk reikalus kaip moki, pilnai tavim pasitikiu. Tau viskas pavyks, važiuoji. Mielasis Stasai, tu juk mane pažįsti, aš ne tik pabaigsiu tavo darbelius, bet ir padarysiu tai, ko nepavyko padaryti tau. Mano komanda laimės. Na ką, komanda, pernai buvome skirtingose barikadų pusėse, šiandien esame viena komanda. Ir nebėra nei buvusių baltų, nei buvusių juodų. Mėgausimės krepšiniu ir sieksime gerų akimirkų kartu. Treneri, gal šį kartą be jokių spardymų į kojas? Ir be trenerio Staso. Trenerį Stasą galėsime pamiršti, bet girdėjau, kad mūsų miestelio meras Aleks priėmė į darbą trenerį Žilvį. Treneris Stasas tik pilka pelytė palyginus su treneriu Žilviu. Bet užteks kalbų, kibkime į darbus. Žinai, man pernai buvo tas pats. Kas buvo? Prieš finalą per treniruotę nieko nepataikiau. Atrodė, kad galiu mesti į jūrą, bet vis tiek nepataikysiu. Ir ką darėjai? Treneris Jonas pasakė neleisti blogoms mintims tavęs palaužti. Po to nustojau galvoti, ar pataikysiu, tiesiog mečiau. Matai? Tai dabar aš. Man reikia naujos istorijos. O,
Mūsų laimingasis kamuolys. Čia pernai įmečiau pergalingą metimą. Po mano perdavimo. Nu jo, bet įmečiau aš. Bet jeigu nebūčiau perdavęs perdavimo. Stop žvaigždės. Pergalę atnešė ne kamuolys. Kamuolys lieka prisiminimui. Pergalę iškovojo žmonės, kurie pasitikėjo vieni kitais. Vyrai, šį sezoną turime vieną tikslą. Laimėti? Ne, sutriuškinti Jono komandą. O ko jie mums nusikalto? Man niekuo, bet yra senų nebaigtų reikalų. Ir aš labai nemėgstu nebaigtų darbelio. Tai tiesiog juos reikia nugalėti aikšteliai. Rokai, tu dar turi daug ko išmokti. Kartais rungtynės laimimos joms dar neprasidėjus. Kaip? Pamatysite, aš turiu planą. Sveikas, treneri Jonai. Sveikas, treneri Žilvi. Atvežiau iš mūsų sostinės gėrimo, tokio tikrai nesiragavę. Tikrai pas mus tokių nėra. Iš kur toks gerumas? Aš visada geras. Malonu. Sėkmės rungtynėse finalą. Geriems sėkmės nereikia. Tikrai įdomus gėrimas. Keistas skonis. Oi. Galva net apsisuko. Oi, kaip į miegą traukia. Oi. Dabar tu pirmas. Žilius sakė kartu. Dabar tavo eilė. Jūs rimtai? Čia tik bairis. Man visai nejuokinga. Ką? Jums čia biškis stiprių vėjas papūtė. Labai juokinga. Čia nauja šukuosena? Labai nauja. Net pats nežinojau, kad ją pasirinkau. Plaukai ataugs. Svarbu, kad kai kuriems žmonėms ataugtų pagarba kitiems. Gerai, nesvarbu. Jūs dabar atlikite metimų serijas, o aš nueisiu pasikalbėti pas mūsų merą Aleksą. Jonai, ten tualete kažkas sugedo. Tai ką, aš dabar ir santechnikas jau? Tik pažiūrėkit. Labai juokinga. Atidarykit! Negana to, kad šukuoseną padarė. Dabar dar ir asmeninį kabinetą gavau.
treneris išėjo į koridorių, sakė jis pas merą Aleksą. Gal eikime paieškoti? Man kažkodėl tai primena praėjusius metus. Sveiki. Kur treneris? Kažkur pradingo. Oho, kaip neatsakinga. Gerai, Žygi. Eik į šoną, man reikia pašnekėti. Einam pašnekėti, Benai. Benai, aš tave stebėjau. Tu juk supranti, kad esi komandos lyderis. Nežinau, mes visi. Nu, paeik, nereikia kuklintis. Praėjusiais metais finale juk visi puolė ant tavęs. Dėl ko? Nes bijojo tavęs. Tu sukūrei visą paskutinę ataką, juk supranti, kad visi aplinkui nėra lygus tau. Kodėl tave puolė dengti? Nes bijojo. Pereik pas mane, gautum svarbiausią vaidmenį komandoje. Ir aišku, aš dar ir finansiškai galėčiau atsidėkoti. Jūs man siūlote pinigų, kad pereičiau į kitą komandą? Aš tau siūlau įvertinimą, kurio esi vertas. Pagalvok. Čia bambino. O, Jonai, pasakyk man vieną dalyką. Kas pernai finale pataikė pergalingą metimą? Aš? Teisingai, tu. Ne Benas, ne Gyrius, ne treneris. Pas trenerį Joną tu esi tik vienas iš 11, o pas mane būtum žaidėjas, apie kurį burčiau komandą. Pagalvok, tau būtų naudinga ir finansiškai. Matai? Matau. Stasas lygiai taip pat kalbėdavo. Tai tik šitas dar gudresnis. Ar yra dar kas nors? Treneri? Čia jūs? Ne, kalėdų senelis. Kas iš čia uždarė? Nežinau, bet numanau. Benai, aš buvau visiškai laisvas. Mačiau. Tai kodėl neperdavei? Lyderiai turi imtis atsakomybės. Jonai, turėjai 2 laisvus žmonės. Kodėl neatlikai perdavimo? Aš pataikiau praėjusią sezoną svarbiausią metimą. Galiu pataikyti ir šitą. Geriau, kas atsitiko Jonui ir Benui? Nežinau, bet jaučiu negerą kvapelį. Pernai finalą laimėjome dėl to, kad Benas perdavė kamuolį Jonui. Jeigu Benas būtų nusprendęs, kad jis yra žvaigždė, Jonas nebūtų gavęs kamuolio. Jei Jonas būtų nusprendęs, kad jam komanda išvis nereikalinga, iki to metimo net nebūtumėm atėję. Stop! Ateikite čia į vidurį. Kažkas su mumis darosi. Ir kol nesuprasime kas, jokia taktika mums nepadės. Tas Žilvis sakė, kad jie mano, kad jis yra laimingas. Pažiūrėsime, kaip jie žais be savo laimės. Draugai, dingo kamuolys. Čia tai blogai. Kodėl blogai? Mes su to kamuoliu laimėjome finalą. O aš su juo pataikiau lemiamą metimą. Jeigu pats kamuolys būtų pataikęs, tada suprasčiau. Va čia tai gerai pasakė. Pernai aš nepataikiau ne todėl, kad kamuolys buvo blogas. Pernai mes irgi daug ką galvojame klaidingai. Jeigu pradėsime tikėti stebuklingais kamuoliais, būsime ne ką protingesni. Tai treniruojamės.
sakė, kad šiandien jie normaliai nepasitreniruotų. O jeigu mus pagaus? Nepagaus. Neškim truputį kukaitį iššakau, mūsų niekas nepamatė. Vaikai, kur mūsų treniruočių įranga? Nieko baisaus. Jeigu kažkas mano, kad mus palauž pradanginę mūsų treniruočių įrangą, jie stipriai klysta. Dabar pasitreniruosime fiziškai, o vakare pereisim prie darbo su krepšinio kamuoliais. Had to face it, there were days we felt that way, thought about a different way. When we stayed, we didn't fall. Now we see how far we've grown. We don't quit, we don't stop. Every day we give it all we got. Philly is basketball, hear the name. We go harder every game. No easy road, no easy win. Every loss we take it in. Step by step we build it up. We don't quit, we never stop. Tai yra slaptas šviesos išjungiklis. Apie jį žino tik tai meras Aleksas. Oho, pradingo šviesa. Atsargiai, visi stovėkime vietoje. Niekas nebėgiokit, kad nesusižeistumėt. Kas čia darosi? Man baisu. Nebijok, viskas bus gerai. Why are the lights off? Is everybody okay? Yes, sir. Okay, something strange is going on and I intend to find out what's happening here. Thank you, sir. Thank you. Baltiesiems ši naktis buvo sudėtinga. Padarykime, kad ir pietas būtų įsimintini. Priberkite jiems laisvinamųjų. Treneri, čia juk maistas. Ir ką? Žmonės maistą valgo, maistą reikia gerbti. Spėsime dar tą maistą pagerbti, o dabar svarbiausia siekti tikslo visom įmanomom priemonėm. Aš to nedarysiu. Ką? Išdaigos yra išdaigos, maisto aš negadinu. Rojau, ne. Rojau, Eglis teisus. Kas jums darosi, jūs norit laimėti ar ne? Norime, bet ne tai. Silpni, visi jūs silpni. Mes treneriui Jonui nukirpom plaukus. Atrodė juokinga. Aš jį tualete užrakinau, irgi atrodė juokinga. Mes sugadinome treniruotę. Ir šviesas išjungėme. Man nebeatrodo juokinga. Dar yra kamuolys. Koks kamuolys? Jų tas laimingas kamuolys. Mes jį paslėpėme. Klausykit, čia net ne mūsų karas. Kodėl mes keršijam treneriui Jonui? Už tai, ką padarė nepažįstamas treneris Stasas. Rytoj finalas! Aikštelį įrodysim, kokia komanda stipresnė. Be plaukų, Be tualetų. be išjungtų šviesų ir be paslėptų kamuolių. Aš Čia jūsų. Mes jį paėmėm, atsiprašome. Mūsų laimė grįžo. Kamuolys grįžo, laimė niekur nebuvo išėjusi.
Tu labai greitai mokaisi. Na kaip, vaikai, ar esate pasiruošę rytojaus rungtynėms? Treneri, turiu ką pasakyti. Treneris Žilvis kvietė pas save į komandą ir siūlė pinigų. Jis sakė, kad aš esu geriausias. Man irgi taip sako. Aš užkibau. Aš irgi. Gerai, šaunuoliai, kad nepasidavėt Žilvio vilionėms, tai dabar praeitis. O dabar ruoškimės rungtynėms, žaisime ne su jūsų vadinamu stebuklingu kamuoliu, o žaisime su kitu kamuoliu. Stebuklingų kamuolių nėra. Yra tik stebuklingos krepšinio komandos, kur žaidėjai pasitiki vieni kitais. Today, I want to see basketball, play hard, play fair, respect each other, respect the coaches, respect the referees. Today, I'm going to referee. Let's play ball. Bounce all day, it's the way we live. Vilnius basketball got more to give. More than the court, more than the play. This is our passion every day. From the first light, we are on the move. Feel that rhythm, feel that groove. Sneakers loud and the heartbeat fast. Living for the moment, making it last. From the courtside line to the city air, you can feel that fire everywhere. Hands up high, let the whole place say Vilnius basketball, we bounce all day. Feel that energy, feel that sound. When the ball goes up, we shut it down. More than a sport, more than a game. We bring that love, we bring that flame. Bounce all day, it's the way we live. Vilnius basketball got more to give. More than the court, more than the play. This is our passion every day. Fast break speed and we never slow. Eyes on the goal, let the whole squad glow. Shot clock pulse and the crowd locked in. Every new day is a chance to win, not just a jersey, it's how we feel. Every move got something real. From the floor to life, we find our way. Vilnius basketball, we bounce all day. It's in our hearts, it's in our soul. Every small step, every big goal. More than the lights, more than the fame. We carry the passion beyond the game. Bounce all day, it's the way we live. Vilnius basketball got more to give. More than the court, more than the play. This is our passion every day. Bounce all day, never fade away. Vilnius basketball every day. More than the court, more than the play. This is our passion every day. Bounce all day, never fade away. Vilnius basketball every day. More than the court, more than the play. This is our passion every day. Atėję į gyvenimo rungtynes, jūs turite kabintis dėl pergalės, kabinkitės į atlakus, provokuokite juos, grįžkite į kojas, pirkite daužykite, negailėkite jų, kitaip pergalės nebus. Man reikalinga tik tai pergalė ir tik jinai. Ne. Ką pasakei? Sakiau ne, mes žaisime krepšinį. Jeigu pralaimėsime, šiandien jie buvo geresni. Bent žinosime, kad žaidėme mes. O ne jūsų darbeliai. Aš esu treneris. Aš jums jokio derinio dabar nebraižysiu.
Aš mačiau, kaip jūs treniravotės, kaip jūs stengiatės, kokius jūs sprendimus priėmėt. Aš jumis pilnai pasitikiu ir tikiu, kad viskas bus gerai. Coach Dilvis, I've heard enough, I've seen enough. Winning is never worth cheating. And a coach who teaches the kids to cheat in order to win should not be coaching children at all. Your season is over. Šios istorijos mintis nėra ta, kad nustojęs žaisti nesąžiningai, pralaimėsi. Šį kartą juodoji komanda pralaimėjo todėl, kad didžiąją pasiruošimo dalį skyrė ne treniruotėms, o ne švariems darbeliams. Vaikai laiku suprato, jog žengė neteisingų kelių ir sustojo. Tačiau treneris Žilvis iki pat galo bandė žaisti nešvariai, todėl galiausiai jam teko atsakyti už savo veiksmus. Built in Vilnius, made for more. We bring the fire, we bring the force. More than the game, now let it show. Vilnius basketball, watch us grow. Started young with a dream and a goal. Ball in our hands, fire in our soul. Under Vilnius lights, yeah, we put in work every single day. Gotta know our work. Early mornings, late nights, no sleep. What we build now, we build real deep. Not just move, not just a score. We build character and so much more. Discipline first when we step in the gym. Respect so strong, yeah, we move like a team. Confidence grows every time we fall. Get back up, stand tall, give it our all. Built in Vilnius, made for more. We bring the fire, we bring the force. We bring the force. More than the game, now let it show. Vilnius basketball, watch us grow. This ain't just about the points on the board. It's about heart and the path where I'm. Leadership learn when the pressure gets high. Responsibility too, yeah, that's our life. Teamwork strong, every voice, every name. We rise together, that's bigger than fame. Win or lose, still we grow through it all. That's how the future gets built through the ball. From the court to life, we carry that code. No shortcuts here, yeah, we know that road. Vilnius and us and the vision stays clear. We build tomorrow every day we're here. Built in Vilnius, made for more. We bring the fire, we bring the force. More than the game, now let it show. Vilnius basketball, watch us grow. Character, respect, discipline too. Leadership in everything we do. Teamwork, confidence, stand up strong. Responsibility all day long. More than the game, yeah, this is truth. Vilnius basketball built in the youth. Final whoop. Built in Vilnius, made for more. We bring the fire, we bring the force. More than the game, now let it show. Vilnius basketball, watch us grow. Built in Vilnius. Vaikai, kur mūsų treniruočių įranga? Nežinau, pradingo.